Nes labiausiai gaila, kai žmonės baigia studijas tik tam, kad baigtų. Jau tada labai įninki, nes šita profesija yra labai įtraukianti. Kas yra baisiausia šitam darbe, kad iš tikrųjų mes klystam ir būna visko. Va tada tai jau diena juoda būna. Ir tada pirmą kartą gyvenime pajutau, kad šitas darbas gali būti pavojingas. Su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Žukauskaitė, ir šiandieną mes pristatome jums naują KU absolventų išpažinties epizodą. Su manimi šiandieną svečiuose yra ypatinga viešnia, drįsčiau teikti ne tik tai Klaipėdos, bet ir Lietuvos viena geriausių žurnalisčių, Jovita Gaižauskaitė Remesė. Nieko nelaukdama norėčiau nusikelti jūsų studentavimo metus ir paklausti, kaip prasidėjo jūsų žurnalistikos kelias. Ar tai buvo vaikystės svajonė, o gal tiesiog spontaniškas, jaunatviškas sprendimas? Labai įdomu iš tikrųjų, kad aš pati labai neseniai tik tai suvokiau, kaip čia viskas nutiko, nes man atrodė, kad, tiesiog taip susidėliojo, mokiausi gerai, baigiau gimnaziją, kadangi baigiau realinę klasę, iš tikrųjų galėjau rinktis turbūt ir kažkokią tiksliųjų mokslų specialybę, bet aš suvokiau, kad nuo labai seniai ruošdavau namų darbus iki žinių laidos ir vėliau pratęsdavau juos po žinių laidos. Tarkim, jau tos laidos man būdavo kažkaip labai reikėdavo nuo seniai, dar kol mokyklai buvau jas pasižiūrėti. Keldavausi su Labu rytu, nes man atrodo, kad mano kartos žmonės, vaikai augo su Labu rytu, tėvai taip žadindavo mus įjungę laidą. Ir pokalbių laidos man būdavo visada labai įdomu. Tai tokia buvo mano paauglystė, aš turbūt net nesąmoningai jas žiūrėjau, man patiko, o kad būsiu žurnaliste, sugalvojau paskutinėse gimnazijos klasėse, niekam nesakiau, esu kilusi iš Kėdainių ir man kažkaip atrodė, kad tarsi, iš Kėdainių, į kokią dar žurnalistiką, nes tie žurnalistai, tai žmonės tokie gal tik Vilniečiai. Ir kai sugalvojau, kad jau ten stosiu, pasižiūrėjau, kokių ten reikia balų stojimui, kokių egzaminų, ir tada jau tikslingai ėjau savo tikslo link, niekada nesigailėjau. O kodėl pasirinkote būtent Klaipėdos miestą? Čia buvo daug atsitiktinumų, nes tuo laiku, kai aš stojau, 2 universitetai mokė žurnalistus, ruošė juos ir, anokia čia paslaptis, neįstojau į Vilniaus universitetą, aš buvau įsitikinusi, kad įstosiu ir kad mano 100 iš lietuvių kalbos egzamino tikrai užteks, neįstojau, buvo skaudu. Nes tiesiog kažkaip įsivaizdavau, kad visa žurnalistika sukasi Vilniuje. Bet studijas baigiau Klaipėdoje, Klaipėdos universitete ir iš tikrųjų dar studijuodama labai į šitą miestą įsigyvenau. Nes pradėjau dirbti jau 4 kurse vietinėje televizijoje, žinių laidoje. Kai pradėjau, supratau, kad yra labai daug veiksmo Klaipėdoje ir apskritai Pajūrio regione ir dabar esu reporterė Klaipėdos regione, tai turiu savo 10 savivaldybių. Atrodo, kad čia tik Klaipėda. Ne, tai yra visas Pajūris. Ir iš tikrųjų Klaipėdos universitetas tai buvo geras startas man, bet tikrai esu tikra, kad šitas darbas yra išmokstamas dirbant. Ir praktikos, kurias turėjau, aš jau rinkausi jas televizinės. LRT televizija buvo mano pirmoji meilė, nes ten atlikta pirma televizinė praktika Labame ryte ir po 14 metų aš grįžau dirbti į tą televiziją. Dėstytojai teigia, kad buvote labai žingeidi, viena geriausių kurso studenčių. Sakykite, ką jums atnešė šitos studijos ir ką iš jų pasiėmėte? Aš iš tikrųjų turbūt visada buvau stropi, aš nebuvau kažkokia ypatingai gabi, man visada reikėjo daug mokytis. Ir tai buvo gimnazijoje, tai buvo ir universitete, jeigu aš norėdavau gerų rezultatų, o jų norėdavau, nes tikrai galvojau, kad neturiu prabangos mokėti už mokslą, turiu išlikti nemokamoje vietoje. Tai iš tikrųjų aš labai stengiausi pasiimti iš visų dalykų, kas man gali būti naudinga. Kadangi praktikos žurnalistikoje būdavo po kiekvienų metų vasarą, tai tais metais, ką mes studijuodavom, ar tai būtų ekonomika, ar teisė, ar filosofija, ar japonų kalba, kurią buvau pasirinkus pusmečiui. Visos šitos studijos aš stengdavus labai iš jų įsidėti į save visko ir mačiau, kad man bet ko gali prireikti. Aš labai džiaugiausi teisės studijomis, pavyzdžiui, kurios atrodo, žurnalistika ir teisė, ar ne? Ir darydama reportažus iš teismų, aš iki šiol atsimenu, tarkim, bent jau terminus, nepainioju.
Labai smagu yra pasisveikinti su japonais, kurie, pavyzdžiui, vieši Klaipėdoje, rengiu reportažą apie kokią parodą, tarkim, japonų meno ar ne, pasisveikinti japoniškai, o kodėlgi ne. Tai aš stengiausi iš kiekvieno dėstomo dalyko, iš kiekvieno dėstytojo, ir mes tikrai turėjom dėstytojų, kurie autoritetai buvo, pasiimti, kas man bus naudinga dirbant. Jovita, galbūt užklupsiu netikėtai, bet tiek man, tiek manau patiems žiūrovams labai įdomu sužinoti kažkokį tai įdomiausią, juokingiausią arba tiesiog širdžiai mielą prisiminimą iš studijų. Iš tikrųjų, turbūt dabar kas pirmiausia šovė į galvą, kai tapau seniūnę savo kursą. Tai buvo labai įdomiai, turėjom prieš tai 2 metus seniūną mano super kursioką Karolį Rupkų ir tai iš tikrųjų po Karolio buvau aš ir pagalvojau kažkaip, buvo tokia mintis, kad tu susitvarkysi, tai man buvo labai smagu tas pasitikėjimas iš viso kurso. Čia iš tikrųjų buvo labai malonus dalykas, nes aš kaip ir atvažiavau tokia viena į tą Klaipėdą nuo mano gimto miesto toli, čia nieko nepažinau. Na ir turbūt per keletą metų tikrai buvo smagu, kad kurso draugai pasitikėjo. Ir šiaip mes iš tikrųjų buvom draugiškas kursas, turėjom Karolį, kuris grojo gitarą ir dabar sėkmingai tebegroja ir tęsia savo muzikinę karjerą. Tai mes turbūt taip atrodydavo mūsų studentavimo laikas, vakarai su gitara, dainos. Toks iš tikrųjų jaukus man prisiminimas likęs, nors aš tikrai nuo 4 kurso, kai pradėjau dirbti, tai tada labai daug savęs atidaviau darbui. Studijos be abejo jos buvo, bet jau tada labai įninki, nes šita profesija yra labai įtraukianti. O sakykite, kai baigėte studijas, ar buvo tų abejonių, baimės jausmo, nežinomybės, kaip seksis? Nežinau iš tikrųjų dėl baimių, nes aš netikiu sėkme, aš tikiu darbu. Ir kai pradėjau praktikas, supratau nuo pirmos televizinės praktikos, kad televizija yra mano meilė, toks svarbiausias, smagiausias dalykas yra reportažą padaryti iki galo. Pradedi, dirbi, kalbinu žmonės, absoliučiai mėgaujuosi tuo procesu ir tada turiu tą dienos pabaigoje rezultatą. Man labai patiko šitas greitas rezultatas. Kai laikraštį atlikinėjau praktiką, aš galėdavau, ten būdavo laikraštis išeinantis kelis kartus per savaitę, tą rašinį rašyti ilgai ir man buvo nebeįdomu, man būdavo per lėta. Tai televizija mano būdui tiko, tas greitis tiko. Ir iš tikrųjų taip ir buvo, kad aš po pirmos praktikos, tada antros praktikos žinių naujienų tarnyboje, jau tada pradėjau dirbti čia Klaipėdoje ir viskas sekė toliau nuosekliai. Dirbau vienoje televizijoje, paaugau šiek tiek, dirbau kitoje komercinėje televizijoje žinių laidose. Tada pakvietė mano dabartinę darbovietę mane prisijungti. Tai iš tikrųjų nelabai sukau galvą dėl įsitvirtinti, tiesiog daug dirbau. Kaip sakiau, pačioje pradžioje esate viena ryškiausių ne tik tai Klaipėdos, bet ir Lietuvos žurnalisčių. Su kokiais didžiausiais sunkumais tenka susidurti dirbant tokį darbą? Man labai sunku visada savo emocijas pasilikti savo. Vis dėlto mano temos nėra tik lengvos ir geros, ne tik labos dienos nuostabus pokalbiai su įdomiais žmonėmis arba pasijungimai tiesioginėme eteryje labame ryte iš kažkokio renginio. Iš tikrųjų, temų būna ir skaudžių, ir labai liūdnų. Aš žinau, kad yra dalykai, kurie man tikrai skauda pačiai. Liūdnos istorijos, mes turim ir Klaipėdai dabar, ne visokių įvykių ir tikrai pasibaigusių liūdnai. Tai labai tenka trupučiuką save atitraukti nuo to, bandyti mintimis bent jau grįžus namo, negyventi visą laiką reportažu, nes iš tikrųjų labai perimi tas emocijas. O ypač kai dirbi, net ir blogiukų pusę tu turi išklausyti. Ir kartais trupučiuką čia tenka su savim tokiu turėti vidinį dialogą. Bet iššūkiai iš tikrųjų, gal šitas darbas yra toks, kur kiekviena diena yra iššūkis. Nes kiekvieną dieną pradėjus, aš nežinau, kuo jį baigsis. Aš galiu pradėti vieną reportažą, jį vidury jo mesti ir važiuoti kažkur kitur filmuoti, nes įvyksta kažkoks tiesiog atsitikimas. Tai, sakyčiau, iššūkių, kaip diena, taip iššūkis. O kokie yra šio darbo pliusai? Man visą laiką labai smagu sutikti žmonės, nuo kurių aš gerąją prasme įsikraunu. Ir man labai patinka istorijos, kai randu tai, kas dar nedaryta, kažkas naujo. Visada tikrai labai smagu filmuoti pačiai pirmai kažką. Labai patinka
teigiami, žinoma, tai yra sunku išlaikyti tą pozityvą, bet aš labai stengiuosi, net jeigu man diena būna labai bloga ir jeigu aš tikrai blogai jaučiuosi, labai stengiuosi pas pašnekovus eiti su gera nuotaika. Jie nekalti, kad man blogai ar man kažką skauda. Ir tada tikrai gaunu daug tų teigiamų emocijų ir pati iš jų. Man atrodo, kad pirmiausia šitam darbe yra pirmiausia žmogus. Tai ar aš kalbėsiu apie savo reportažo herojus, žmonės ypatingus, ar apie žiūrovus, kurie man ne ką mažiau yra svarbus. Aš tikrai labai myliu visus savo pašnekovus ir tada labai stengiuosi, kad žiūrovai irgi juos pamiltų. Aš manau, visiems įdomu sužinoti, taigi, kaip atrodo ta žurnalisto diena, kuo jinai prasideda ir kada jinai baigėsi. Aš nežinau, ar jinai baigėsi. Man atrodo, ji tęsiasi 24/7, nes iš tikrųjų čia pagavau save paskutiniu metu, kad aš net paprastai naršyti telefone nebemoku. Tiesiog darau ekrano nuotraukėlės, kad tai gali būti gera tema. Jeigu kažką pamatau, o įdomus ledo statinys, galiu parodyti apie tai, papasakoti. Tai iš tikrųjų ta diena, be abejo, žurnalistai šiek tiek miega, bet atsikėlę ryte tikrai pradedam galvoti, ką galim šiandien parodyti. Turime pasitarimus, rytinius susirinkimus, kągi šiandien mes čia galim iš šitą regioną įdomus papasakoti. Ir pradedam filmuoti, važiuojam į reportažus. Labai retai būna, kad diena suplanavus, ji taip ir baigėsi. Dažniausiai ji subyra. Iš tikrųjų, kadangi dirbam regione, esam viena komanda, regionas nemažas, dar kolegos Vilniuje labai dažnai turi prašymų regionų žurnalistams. Kažkas pašnekovas yra, tarkim, pas mus, arba reikia tiesiog gatvėje žmonės pakalbinti. Tai ta diena iš tikrųjų būna intensyvi. Ji būna kartais 3 skirtingom temom ir tu bandai tada tik tai susigaudyti, ką tu čia kur darai. Bet dienos pabaigoje aš, jeigu galiu pasidžiaugti, kad padariau, spėjau, įvyko, pavyko, tai tada būna džiaugsmas iš tikrųjų. Tai visgi tiesa, kad žurnalistai dirba visą parą. Aš manyčiau, ne, bent jau jų sąmonė, mintys, tai tikrai visą parą, nes, jeigu jau pabaigi savo darbą, grįžti, įsijungi, tikrai peržiūriu kitų televizijų žinių laidas, įdomesnės šiaip pokalbių laidas, nes, negali tu būti tik tai savo burbuliuke, tu turi matyti plačiau, man visą laiką labai smagu mokytis iš kolegų, aš kažko galbūt nepagalvojau, galėjau pakalbinti dar tą žmogų, nesuradau dar tokio kampo. Tai iš tikrųjų, nes kitaip neauksi, užsisuksi, būsi pats savo labai jau čia toks fainas ir iš tikrųjų tada visiškai nebeauksi, o nenoriu taip, noriu dar daugiau. Kalbant apie tą tobulėjimo, savirealizacijos temą, kiekvienas žmogus turi turėti savo autoritetą tam, kad galėtų tobulėti, kažko siekti savo tikslų. Sakykite, ar jūs pati turite savo autoritetą, kalbant žurnalistikos srityje, ir ar teko su juo gyvai pabendrauti? Čia yra toks labai įdomus ir sudėtingas klausimas. Yra žmonių, kurie man, pavyzdžiui, aš žiūriu, kaip jie veda pokalbį ir man labai patinka. Tokių tikrai yra ir mano kolegų dabartinėme darbe. Yra žmonių, kurie galbūt kažkada patiko ir tada kažkokie jų vieni ar kiti poelgiai, galvoju, nebepatinka. Bet iš tikrųjų, kad vieną įvardinčiau, tikrai ne, aš stengiuosi mokytis. Man patinka stebėti, turbūt aš nebežiūriu kaip paprastas žiūrovas. Aš analizuoju nuo vaizdų, kas pafilmuota, iki sudėlioto pokalbio, net ir reportažą, tarkim, žiūrint. Bet labai bandau pasiimti dalykus, čia buvo tikrai gerai, taip norėčiau, taip galėčiau, čia man reikia dar paaugti. Autoritetai labai gerai turbūt, jeigu mes turim į ką lygiuotis, bet aš nežinau, ar vienas žmogus gali būti tas jau toks ypatingas. Man turbūt patinka iš visų paimti kažką, kas iš tikrųjų vertinga. Labai bijau aš to autoritetų momento, kažkaip man atrodo, kad visi mes žmonės, visi mes klystam. Kas yra baisiausia šitam darbe, kad iš tikrųjų mes klystam ir būna visko. Tada tai jau diena juoda būna. Iš tiesų, kaip ir pati minėjote, kad žurnalistikos darbas yra labai savotiškas, labai įdomus ir kartais net pavojingas. Taigi kyla klausimas, ar teko pabuvoti tokioje vietoje, kur galbūt grėsė pavojus jūsų gyvybei, ar tiesiog ta vieta buvo labai įsimintina?
Man iš tikrųjų labai smagu būna pabūti ten, kur dar niekas nebuvo. Tai pradžia buvo, tarkim, suskystintojų gamtinių dujų terminalas, kai jis atplaukė ir tada jį patekom filmuoti. Tai tikrai ant to laivo saugyklos pasivaikščioti, man buvo labai įdomu. Ir dar kai sužinau, ten yra sudėtinga ant jo būti, sudėtinga patekti, yra... Jeigu kas bijo aukščio, ten irgi yra baisu, nes yra laipteliai aukšti, siauri, matosi per groteles, žodžiu, ir vanduo ir viskas. Ir kai sužinau ten vaikščiodama, kad yra buvę žmonių, kuriuos po to teko iš ten išgabenti, nes tiesiog nesutiko lipti žemyn, tai buvo taip dar ekstremaliau. Bet teko viena situacija, kurią net ir vakar prisiminiau su kolege kalbėdama, tiesiog gyvybei buvo pavojinga. Filmuodama reportažą patekau į įvykį, kadangi filmuodavom įvairiausius įvykius ir kriminalų rubrikai, patekau į tokią situaciją, kur iš tikrųjų galėjo grėsti gyvybei pavojus, tiesiog buvo tokia situacija, moteris, kuri galbūt neadekvačiai elgėsi ir su peiliu švaistėsi. Ir tada pirmą kartą gyvenime pajutau, kad šitas darbas gali būti pavojingas. Nors lygiai taip pat, skubėdami į įvykį, mes bėgam, lekiam, vairuojam greitai, įvairiausiais keliais. Viena tokia istorija buvo, kai atsimenu, su operatorium važiavom, buvo žiemos ankstyvas rytas, galvoju, kažkaip mes čia labai greitai važiuojam, tas kelias kažkoks labai blizgantis atrodo. Kai sustojom, aš supratau, kad aš negaliu net išlipti ir pastovėti ant jo, mes važiavom ledu, skriejom tiesiog, o skubėjom į įvykį. Tai tokios situacijos, čia gal tikrai tokia tiesioginė gyvybei, bet aš pajutau vieną dalyką ir pastebėjau, kad šiaip aš aukščio vengiu, jeigu galiu. Laisvalaikiu. Bet jeigu tai yra mano darbas, jeigu man reikia lipti trapu į laivą, aš kažkaip sugebu šitą baimę visiškai suvaldyti. Ir lipu, reikia ir darau. Ir kažkokius, reikia ir ragauju, pavyzdžiui, kažką, kas man šiaip gal, aš nenorėčiau. Tai šitas darbas duoda galimybę labai daug dalykų išbandyti. Tai turbūt yra didžiausias jo privalumas. Ir pabaigai norėčiau jūsų paprašyti ir paklausti, kogi galėtumėt palinkėti būsimiems arba esamiems žurnalistams. Aš labiausiai norėčiau, kad jų būtų. Kad tik rinktųsi ir kad iš tikrųjų šita profesija jinai yra sunki, bet man taip norisi, kad būtų tų vis naujų papildančių mūsų gretas žurnalistų, jaunų kolegų, nes iš tikrųjų norisi kitokio požiūrio, norisi galbūt jaunesnės minties, kad ir kaip čia banaliai beskambėtų, bet iš tikrųjų praeina keli dešimtmečiai ir jau tu galvoji savo kažkokiam ten, matai savo lauką, savo temų spektrą. Ateina jauni žmonės, jie pamato dar kažką kitaip, tai yra iš jų gyvenimo. Tai man svarbiausia, kad jų būtų, kad ne visi galbūt išeitų į viešuosius ryšius dirbti arba iš vis kažkur toli nuo žurnalistikos. Nes labiausiai gaila, kai žmonės baigia studijas tik tam, kad baigtų. Aš labai norėčiau, kad jeigu jau pasirenki, tai tikslingai sieki šito, labai būtų smagu, kad jie ne tik ateitų dirbti, bet dirbtų su ugnele akyse. Nes vieną darbą mes galim tiesiog padaryti, jis bus padarytas, o kitą darbą mes galim tiesiog padaryti su džiaugsmu, juo galbūt didžiuotis. Ir iš tikrųjų šita profesija ji daug duoda, galbūt daug atima laisvalaikio, galbūt iš artimųjų laiko, bet aš manau, kad gauti iš jos galima daugiau. Ačiū Jums labai, ačiū už tokį šiltą pokalbį. Buvo labai smagu, ačiū.